sugrįžę į dar vieną epizodą Plienas nešienas, jau visai po kurio laiko, bet labai man džiugu, kad galiu grįžti ir galiu kalbinti tokia erdvėje ir tokį žmogų. Šį kartą nesu bet kuo, o su Umberto Masi, tai yra Liot prezidentu, kurį viena iš priežasčių, kodėl jį gerbiu, yra ta, kad ir gražią iškalbą turi, ir dažnai kalbam apie reikalą, o ne aplinkui, tai tikiuosi, tuo pavyzdžiu galėsim ir šį kartą pradėti. Sveiki, labas. Trumpai pristatysiu, esi Liot prezidentas, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas nuo 2023 m. rudens, taip pat esi TSPMI absolventas. Tikrai taip. Studentas. Dabar magistrantas esu Vilniaus universiteto filologijos fakultete, antrame kurse, klasikinių studijų. Taip. Ir tarpukariškai kalbant, kariūnas aspirantas. Tai yra žmogus, kuris jaunesniųjų karių vadų mokymuose keliauja link karininko laipsnio. Keliauja. Neklysta. Tiesa, tai yra tiesa. Puikiai. Gal dar ką svarbesnio pradedu, kas būtų gal susijęs su šiandienos tema? Aš manau, kad viskas ir paminėta. Manau, kad per pokalbį, ačiū už kvietimą, už gražius žodžius žinoma, tai iš tikrųjų kaip tik vasario 22 dieną priesaika. Tai labai reikšmingas ir prasmingas čia tas etapas ir laikotarpis ir bendrai dalyvavimo jaunimo organizacijose, bet visa kita yra labai teisinga ir taikliai pasakyta. Puiku. Tai tada ir pradėdam tiesiai kalbėti apie tai, apie ką ir pasikviečiu tave kalbėti. Tokį įvadą padarysiu. Kada pirmą kartą dalyvavau Lioto generalinėje asamblėje, buvo tas pats 23 metų ruduo ir kaip tik rinko prezidentą. Iš vieno žmogaus, bet vis tiek rinko prezidentą. Ir geriausias ir blogiausias variantas, aš sakau, kai vienas kandidatas būna. Taip. Ir turėjom ir savo klausimą, bet vienas klausimas man įstrigo, apie kurį vis negaliu palikti savo galvoje, neišeina iš minčių man šitas klausimas iki šiol. Ir tai yra tavęs paklausė, jeigu teisingai prisimenu, kad, kaip žinia, jaunų žmonių įsitraukimas į nevyriausybinės organizacijas, ypač jaunimo organizacijas, yra visų laikų žemumose. Gal ne visų laikų, bet labai žemas. Ir kaip Liot prezidentas, ar matai tai kaip problemą, kaip grėsmę ir ką darysi, kad spręsum šią problemą. Tai prieš einant prie tavo tuometinio atsakymo, ir ar jisai tuo metu keitėsi ar ne, gal padėtų man ir auditorijai iš pradžių suprasti, kas iš viso yra nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje, jaunimo nevyriausybinės organizacijos, ką vienyje Liotas ir kaip tai susijęs su jaunimo politika. Jeigu pradėtume nuo apibrėžimo, man atrodo, būtų visai naudinga pradžia. Taip, tai jaunimo politika bendrai yra priemonių visuma, kurios yra skirtos padėti jaunam žmogui. Tai yra nuo 14-29 metų jaunas žmogus yra pagal šitą įstatymą, skirtų padėti integruotis į visuomenę. Tai priemonių visuma. O jaunimo nevyriausybinės organizacijos, tai kaip ir bet kokia kita nevyriausybinė organizacija, būrėsi pagal skirtingus interesų, prioritetų, veiklos laukus ir siekia pokyčių vienokia ar kitokia forma. Dabar yra įvairių būdų ar priemonių, kaip organizuotis. Tai yra pagrindinės dvi, sakyčiau, yra asociacijos arba viešosios įstaigos, vis populiarėjančios, o juo labiau dabar labiausiai gal ypač regioninėme lygmenyje neformalios jaunimo grupės populiarėja. Neformali jaunimo grupė yra toks vienetas jaunų žmonių, kurie susibūrė dėl vidutinio ar trumpo laikotarpio kažkokios veiklos ar idėjos, iniciatyvos įgyvendinimo ir po to jie įgyvendinus palaipsniui sugrįžta vėl į savo kasdienybę ir į kitas veiklas. Asociacijos be abejo vienijamos dažniausiai yra konkrečių idėjų pagrindų, kokių nors bendrų vertybių ar siekinių, o viešosios įstaigos taip pat. Tai iš tikrųjų tik skiriasi būtent forma, kaip yra jų tas teigimas pats įgyvendinamas. O nevyriausybinės organizacijos bendraja prasme tai žinoma yra būdas piliečiams burtis į bendruomenės, kurios siekia vienokio ar kitokio rezultato. Ar jisai būtų asmeninio tobulėjimo, ar būtų atstovavimo konkrečioms bendruomenėms, grupėms ir idėjoms. Jo. Matau tokias skirtis, kaip gali įvairiais būdais jaunimas įsitraukti į Lietuvos visuomenę, o konkrečiai tada Lioto, kokia yra darbas, atsakomybė suderinti. Kaip ir matyti, yra skirtingos tos organizacijos, gali turėti skirtinginis idėjinius pagrindus, kodėl susibūrė, kodėl veikia. Tai nebūtinai vis laikas susidara, ne? Kaip Liotas čia įsipaišo. Čia yra įdomus bendrai ir per daugiau negu 30 metų veiklos tikrai daug ir dažnai tie klausimai kildavo. Labai dažnai diskutuojama būdavo apie tas vertybės, apie tai, kaip
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba veikia, tai iš tiesų Lietuvos jaunimo organizacijų taryba vienyje 54 jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir savivaldybių jaunimo organizacijų tarybas. Tai jaunimo organizacijos, kaip buvau minėjęs prieš tai, yra principas ir idėja, kad 2/3 turėtų būti jaunų žmonių nariais. Dar po to yra diskutuojama, ar jie vadovaujančiose pareigose turi būti, bet pagal įstatymą dabar 2/3 jaunų žmonių. Tai jeigu asociacijai steigti reikia 3 asmenų, 2 iš 3 turėtų būti jauni, kad skaitytųsi tai jaunimo organizacija. O su jaunimu dirbant organizacija, tai kur pusė yra jaunų žmonių narių, o savivaldybių jaunimo organizacijų tarybos yra tokie skėtiniai vienetai, nevyriausybinės organizacijos, kurios vienyje kitas organizacijas savivaldybėse. Tai tokie mini lijotai, mini skėčiai skirtingose savivaldybėse. O iš tikrųjų turbūt pagrindinės 3 veiklos kryptis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos yra vienyti tas narės ar jaunimo organizacijas bendraja prasme, atstovauti joms ir kartu, kadangi esame didžiausia organizuoto jaunimo bendruomenė ir jaunimui atitinkamai kiek išeina ir kiek pavyksta, ir be abejo konsultuoti narės ir kitas jaunimo organizacijas, kurios tik kreiptųsi pagalbos apie tai, kaip būtų galima vystyti savo veiklą. Na, o be abejo, kadangi tai ir džiugu yra iš tikrųjų, kad Lijot, manau, pasižymi visai nemaža paletė skirtingų organizacijų. Tai pavyzdys yra tas, kad kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, yra, sakykime, idėjinės dešinės partijų jaunimo sparnai yra palikę jaunimo organizacijų tarybas dėl nesutarimų ideologinių, bet ten būdavo daugiausiai dėl ekonominių priežasčių, kaip būtų nekeista. Tai yra, kad valstybė, kiek man teko pasakot kolegos iš vienos šiaurės šalių, kad valstybė neturėtų finansuoti nevyriausybinių organizacijų ir kadangi jaunimo organizacijų tarybai reikia ir palaiko tą mintį, kad turėtų būti finansuojamos jos, tai iš tikrųjų pasirinko taip išeiti. Tai džiugu, kad Lijote mes sugebam išlaikyti tą įvairovę. Yra tikrai tų klausimų, kurie būna labiau įtampą keliantys, vertybiniai ypač, suprantama, yra, sakau, diametraliai kartais priešingai tos idėjos ar vertybės, bet iš tikrųjų tame ir yra, manau, esmė, kad net ir nesutariant iki galo, išlaikant ir suprantant tą skirtumą ir skirtybę tarp organizacijų, vis tiek yra kažkas, kas vienyje. Tai yra, man atrodo, ypatingai šiais laikais svarbus ir reikalingas dalykas, nes nepriklausomai nuo idėjų ar pažiūrų ar vertybių, pasaulėžiūros, kurią mes galime turėti, būti erdvėse ir formatuose, kur galima diskutuoti su asmenimis, kurie turi kitokias nuomonės, nėra tai įprastas dalykas. Tai vis mažėja tokios erdvės ir manau, kad bendrai paėmus mums pavyksta per dialogą, per diskusijas, kartais mes maišome, kad kažkas griežtai ar aštriai diskutuoja ir sulieja tą mintį su priešiškumu, bet nebūtinai taip yra. Ir kol kas Lijote aš matau, kad šiuo metu ypač stiprėja tas ryšys tarp organizacijų. Tai mūsų užduotis yra tokia iš tikrųjų siekti, kad jaunimo organizacijoms ir jauniems žmonėms būtų kaip įmanoma geresnės sąlygos ir galimybės sudarytos. Tai čia toks labai gal tiesioginis, paprastas atsakymas yra tas, kuris yra ledkalnio viršūnėje. Bet be abejo... Skamba kaip labai... Kad bent viena vertybė, kuris sieja visas narės, arba bent Lijotos, kas vadovauja, vis tai būtų diskusija, dialogas ir vienijimo kaip geras dalykas. Taip. Nes tai irgi yra vertybė, kurią reikia pasirašyti. Nebūtinai visi ir nebūtinai pasirenka. Jo. Priimti. Tai bent ties tuo galima, atrodo, sutarti. Ne? Ir jo, iš tiesų, bent jau ką mes bandome šitą laidoje daryti, tai būtent per diskusiją, kaip tik, man atrodo, diskusija neginčia skatino, kaip tik supratimą geresnį, jeigu tik tai yra, aišku, tam geros valios. Čia be abejo, jeigu dar galiu, iš tikrųjų, būtent yra kartais klaidingai galbūt siekiama ar ateinama į diskusiją ar pokalbį apskritai, kur mes norime laimėti. Kartais tai tiesiog tai yra svarbu sudaryti terpę ir erdvę apsikeisti nuomonėmis. Ir man atrodo, kad labai polarizuotoje visuomenėje mes bendrai įsitraukimą, dalyvavimą ir tuos disputus ar diskusijas laikome varžybomis, kas nugalės kitą komandą. Bet taip nėra, nepriklausomai nuo pažiūrų ar įsivaizdavimo, kaip reikėtų spręsti vieną ar kitą klausimą, čia yra visai kitokia prieiga turėtų būti taikoma negu varžybose. Bet deja vis daugiau matosi, kad mano komanda ir tada ir kita komanda yra esą ir tuomet mes tampame
labai užsidarę ta prasme, kad mes net nematome savo po to pusės, kurią pasirenkame, ar nepasirenkame, kurioje esame. Nematome savo trūkumų. Ko galim praleisti. Jo, ir to, ką praleisti, bet ir trūkumų labai dažnai tenka matyti. Visgi, kad, tai čia yra maniškiai, aš nesirinksiu jų kritikuoti, ar apmastyti, ką jie daro gerai, ką jie daro blogai. Bet ir manau, prasminga yra puoselėti tokią būtent kultūrą, kad suprantant ir priimant jau iš anksto tai, kad nebūtinai pavyks įtikinti ar pakeisti nuomonę. Man patiko profesoriaus Leonido Donskio mintis, kad nereikia, jis panaudojo šitą frazę, mes neturime vienas kito į savo tikėjimą, idėjinį, vertybinį, politinį, perkrikštyti savo. Ta prasme, nėra toks tikslas. Tikslas turėtų būti visai kitas, bet dažnai tas pasimeta. Taip. Tai grįžtant dabar atgal prie tada to pačio klausimo, kurį priminsiu tada žiūrovams. Aš labai nekantriai laukiu to klausimo. Taip. Atsakei į tą klausimą, ar yra problema ir kaip ją spręsti? Šito dar neatsakiau aš. Ar tada atsakiau? Tada atsakiau. Tada atsakei, kad yra atsakymas tavo būtų respublikoniškas principas. Ir sakys, specifiškai eina kalba ne apie Amerikos partiją, bet apie principą, kada būtent žmonės dėl bendro reikalo Respublika susirenka tam kartui, jį išsprendžia ir tada, galima sakyti, išsiskirsto, išeina savais keliais. Ir kad tai galėtų proga, būdas būti, kaip būtent tas skaičius jaunimo, kaip galima sakyti, lieka nedidelis, bet realus įsitraukimas, ypač tose reikaluose, kurie yra svarbus jaunimui, pakyla. Ar vis dar laikaisi šios pozicijos ir ar... Praėjo pusantrų metų, tai teisingai, aš tada atsimenu, kaip aš atsakiau, bet tada mes skaitėme Petito apie respublikonizmą kaip idėją, filosofinę perspektyvą, apie laisvę per tą prizmę, bet iš tikrųjų vienas galioja problematika ta pati, aš iš tikrųjų nepaliečiau to pirmiau svarstydamas dabar, bet problema yra paprasčiausiai ta, kad patys jauni žmonės nebūtinai jaučiasi norintys ateiti ir dalyvauti. Ir čia, man atrodo, yra kur kas gilesnė bėda, negu bandoma ją apibrėžti ar charakterizuoti, kaip kad, pavyzdžiui, tradicinių įsitraukimo formatų ar hierarchinių struktūrų nepatrauklumas yra kur kas gilesnė problema negu tai. Nes problemos kyla, manau, bendrai nuo pat pradžių, nuo pat to momento, kai jaunas žmogus atsiduria kažkokia aplinkoje, tai būtų šeima, tai būtų mokykla, ir kuomet mes neskatiname arba kaip tik slopiname jo smalsumą ar jo smalsumą dalyvauti ir įsitraukti. Man kolega gražią mintį sakė, mes labai norime panaikinti kodėlčiuką. Ar ne, vis tikrųjų, manau, tai yra visai gera ir tiksli pastaba, nes tie, kurie daug klausimų turi, kažkodėl mums būna įtartini. Ar kažkodėl nebesinori girdėti to paties žmogaus klausimų, kurie galbūt yra savaime aiškus ir akivaizdus, bet po to diskusijose ar knygų mugėse galbūt tas pasikeitė dabar, bet prieš porą metų ar iki šiol atsimenu, kad kai yra klausimų, ateinant į pabaigą diskusijos, kai prelegentai moderatoriai laukia, visi tyli. Man atrodo, čia yra daug platesnė bėda visuomeninė. Dabar, kai aš komentavau tą, tai iš tiesų mes pirmiausiai galbūt šiek tiek pamodifikuosiu atsakymą šiai dienai, vis tiek praėjo pusantrų metų. Tai manyčiau, vienas iš tų dalykų yra bendrai, kaip mes visuomeniai tarpusavyje komunikuojame ir ta raiška, jinai tiesiogiai veda prie nenoro įsitraukti ir dalyvauti. Jeigu mes kalbėsime apie jaunų žmonių emocinę būklę, nekalbu tik apie psichikos sveikatą, bet būtent kaip yra žiūrima į moksleivį mokykloje, aš matau čia gilią problemą. Aš matau, kad be to, kad jau yra slopinamas jo noras įsitraukti, iš tikrųjų mes vis dar kalbame apie patyčių kultūrą ar kitus dalykus, bet man atrodo, kad mes tiesiog esame pasidavę ir susitaikę ir uždedame ant milžiniškos prarajos pleistrą, ant tos žaizdos savaitę be patyčių ar panašiai. Ir jauni žmonės, man atrodo, visai suprantamai mažiau įsitraukia. Šiuo metu dabar skaičiai yra visai šiaip pagerėję. Galiu du duomenis pateikti. Tai buvo jaunimo problematikos tyrimas jaunimo reikalų agentūros atliktas ir tenais buvo 0% kažkur, 0,9% įsitraukiančių 20 metais prieš pat pandemiją. Ir per pandemiją dar buvo žiūrimi tie rezultatai, bet 23 metų jau tyrimas, ką parodė,
tai kad įsitraukimas ir dalyvavimas yra pakilęs iki 4%. Savanorystės bendrai visuomenėje, man atrodo, yra apie 18%. Ne tik jaunimo, bet bendrai, kas nėra blogas skaičius šiaip. Bet realybė yra tokia, kad kalbant ir apie sociokultūrinius aspektus ir sisteminius aspektus, jie tiesiogiai sudaro barjerą ir nenorą susidomėti savo bendruomenės reikalais. Nes galbūt dar atliepiant į tą pirminę paties klausimo dalį, aš matau problemą vietiniam lygmenį. Ir vis labiau pradedu mąstyti, kad būtent lokalumas ar gebėjimas burtis į bendruomenės regioniniam, lokaliam, vietiniam lygmenį yra labai yra esmingas. Bet mes čia susidurėm jau su globalia problema, kad tos trečios erdvės, kur žmonės rinkosi anksčiau dalyvauti, jos nebėra tokios patrauklios. Tai sakyčiau... Papasakas, tai trečios erdvės, fizinės erdvės? Fizinės erdvės, taip. Tai pavyzdžiui, ar tai būtų anksčiau, jeigu žiūrėsim Jungtinę karalystę, pubai, barai, ar tai būtų ta pati bažnyčia, bibliotekos, universitetai, jie vis dar yra, bet jie nebūtinai atlieka tą bendruomeniškumo skatinimo funkciją. Ir iš tikrųjų socialinės medijos nemažai užėmė tos erdvės ir mūsų laiko tenais. Aš nenoriu skambėti kaip įprastas kritikas socialinių medijų, bet nepateikiant kažkokios alternatyvos, bet tiesiog mes labai tapome įnikę, kas yra labai normalu, manau, ir dėsninga, kad mes tokie pasidarėme, bet čia sakyčiau, yra problema, kad mes tas erdves po to nesiburdami, nematydami ypač skirtingų žmonių, mes tada atitolsime vieni nuo kitų ir ypač, kai aš minėjau apie būklę emocinę mokyklose ar klimatą, tai čia be abejo ne tik moksleiviai yra, yra ir mokytojai, yra ir tėvai. Ir va šitas trikampis, kuris susidaro, kartais kiekvienoje iš šitų kampų dalių yra iššūkiai. Ar tai moksleiviai kartais galbūt netobulai pasielgia, bet dažniausiai aš sakyčiau, kad čia yra nepaliekant be atsakomybės jaunuolių. Bet pirminė atsakomybė tikriausiai yra mokytojų sukurti ir tėvų be abejo, ir pačių moksleivių, sukurti terpę, kurie būtų malonu būti pirmiausiai. Ir norėti spręsti savo iššūkius mokykloje. Bet mes to net nenorime daryti. Mes kalbame apie įsitraukimą į rinkimus. Čia jau galiu pasakyti, yra sumažėjęs jisai jaunų žmonių nuo 18-29 metų Seimo rinkimuose, nuo 2012 metų skaičiai vis didėjo. Buvo 17% pirmam ture Seimo rinkimų. 24 metais, nors buvo rekordiniai prezidento rinkimai, 51% jaunų žmonių balsavo, bet tada Seimo 3% sumažėjo. Ir man čia yra signalas, kad reikia žiūrėti būtent į tą lokalų lygmenį ar būtent žemiausiai įmanoma. Ir aš tada supratau, kad mes neturėtume, man atrodo, klausimas yra formuluojamas neteisingai, ne dėl jaunimo nevyriausybinio organizacijų, bet bendrai dėl politinių procesų ar bendruomeninių procesų. Jeigu mes nesukuriame terpės ir erdvės jauniems žmonėms dalyvauti savo mokykloje, savo bendruomenėje, prisidėti prie problemų sprendimų, čia yra raktinis žodis, tai kodėl jisai turėtų būti, ar jinai motyvuotas ar motyvuota spręsti valstybės reikalus. Nes jeigu į tave žiūri ir aš sakau, aš ne tik anekdotiniai pavyzdžiai, bet ir aš lankęsis esu ne vienoje savivaldybėje. Ir atsikartoja istorijos apie mokytojus, kurie kartais tyčiojasi, ar tai būtų kiti moksleiviai, kurie tą daro. Čia be abejo nereikia užmesti kažkokio vieno kaltės šydo ar paklodės ant kažkieno. Netoks tikslas, bet man atrodo labai yra, ne tik, kad labai yra, bet yra būtina atkreipti dėmesį į tai, nes po to mes sukanka 18 metų žmogui, paleidžiame į gyvenimą, į universitetą ar darbuotis ir po to mes po tokios erdvės ir terpės mes turime tokius rezultatus. Mažą norą įsitraukti, dalyvauti ir atomizuojamės dar labiau, negu šiaip esame individualistinėje visuomenėje. Taip. Lengvai paponuosiu, kada sakei, kad 4% jaunimo organizacijų yra geras rodiklis ir panašiai. Gale tarpukario, kai buvo nepriklausoma pirmoji Lietuvos valstybė, šitie skaičiai siekia 90%, 96%, didžioji dalis, ta prasme, jaunimo buvo įsitraukę į nevyriausybinės kokias nors organizacijas būtent ir galėjo kažkam priklausyti, dažniausiai buvo vienas iš 3 skautai, ateitininkai arba šauliai, kartais net ir keliose vietose. Ir, tai yra, aišku, didelis skaičius, iki tokio lygio negalima pasiekti, bet kai palietė istorinę tą dalį aspektą, aišku, technologijos,
Bet kaip tu manai, kas galėjo lemti tai, kad yra toks didelis skirtumas? Aš tau po mūsų paponavimui. Gerai. Kas yra gale tarpukario, leisk man, jeigu atsimeni, Gale? kelintais metais. Nu, ta prasme. Jo, sakai, tarpukario gale, man čia įdomu tiesiog. Na, ar tu nesakai? Tarpukario, pabaigoje gale. Pabaigoje. Power, ne, Jo, gale. ne. 35, sakyčiau. Jo, o nebuvo taip, čia man pataisyti galėsi, jeigu aš suklysiu, kad buvo viena organizacija palikta. Jaunimo organizacija, kuri buvo skautai. Kur ir dalyvavimas joje, man atrodo, buvo sąlygojamas vienokia ar kitokia forma, aš čia nesu įsigilinęs, bet man atrodo, kad tai užėmė erdvę, į kurią reikėjo eiti daugiau ar mažiau. Tai 90% be abejo, čia yra puikūs skaičiai, bet tą kontekstą atveriant, aš čia tada dar giliau eisiu. Mano kabinete už manęs Kazio Griniaus portretas kabo. Ir jisai vieną tokią citatą savo memuaruose rašė apie diskusiją, kodėl tenais visigi tarpukario metu ir kaip ir dėl ko nesipriešino Lietuva ir piliečiai. Tai jis tokią mintį išdėstė, jis minėjo, kad būtent kadangi piliečiai, ne tik jaunimo organizacijose, bet bendrai, kai yra per daug, nereikia sakyti per daug, buvo autoritarinis valdymas, čia istorinis faktas yra, kad perėjo su Smetonai tai, kad po to piliečiai nebus norintys įsitraukti savaime. Nes tam, kad tu norėtum dalyvauti, tu turi jausti vienokią ar kitokią savininkystę tos valstybės ar tos bendruomenės. Kodėl yra taip, aš manau. Ne tik, ir tie skaičiai tikrai nėra tik dėl to, ką aš sakau, 90%. Visai tokia tradicija buvo. Dalyvauti buvo reikalinga ir prestižas, net gerai prieš. Taip, be abejo, visiškai sutinku. Čia nebandant atmesti lengvai argumento, nes ir anksčiau buvo visai kitoks įsitraukimas ir jis didesnis buvo. Čia yra faktas. Tai aš sakyčiau vienas dalykas, kad mes dabar esame etape, kuris yra jau daugiau irgi negu 30 metų po nepriklausomybės atkūrimo. Mes dabar turime atstatymą. Vis dar. Aš manau, kad mes kartais nesureikšminame labai to savo kasdienybėje, kad nebuvo nevyriausybinių organizacijų 50 metų ar bendruomenių, laisvų bendruomenių. Ir tada mes žiūrime, neįsitraukime, nedalyvaujame. Tai viskas kuriama yra iš naujo. Kitos šalys, pavyzdžiui, Skandinavijos ar Šiaurės šalys, turi visai kitokius rodiklius ir skaičius. Bet ta pati Danija, jie ilgus metus, šimtmečius kūrė savo valstybę, institucijas ir organizacijas. Sakyčiau, kad pilietinė visuomenė. Taip, pilietinė visuomenė. Ir dabar, būtent aš sakau, gal reikia pataisyti. Būtų keista, jeigu aš džiaugčiausi 4%, toli gražu, bet aš sakyčiau, pati prieiga. Ir vienas dalykas, kuris, man atrodo, neblogai buvo daromas, bet sakau, aš nesu žinovas nevyriausybinių organizacijų tarpukario laikotarpį, ypač ankstyvesniajame, kad buvo vis tiek ugdymas nuo ankstyvo amžiaus. Aš sakyčiau, kad čia yra esminis raktas į dalyvavimo didėjimą, nes asmuo, žmogus, kuris visą gyvenimą nebuvo girdėjęs apie organizacijas, mes nebūtinai sudominsim. Arba jis nebūtinai pamatys, nes mes visą informaciją dalinamės per socialinės medijas, didžiąją dalimi. Ir aš dėl ko čia ir brėžiu tą tokią kritiką, tai kad kai mes viską perorientuojam tenais, mes to kontakto fizinio atsisakydami nebepasiekėm realiai tų žmonių, kurie nedalyvauja ir niekada nedalyvavo. Ir būtent kalba apie poreikį užtikrinti dalyvavimą, įsitraukimą nuo tikrai ne 14, bet anksčiau, nes čia yra kaip ir bet koks kitas dalykas. Aristotelis, kad irgi jau minėjai, tai įgūdis yra dorybė, bendrai kažko praktikavimas. Tai lygiai taip pat, kaip su bet kokiu kitu dalyku, instrumentu muzikiniu, ar sportu, ar šokiu, ar mąstymu, tai, ką tu praktikuoji, tą ir turi. Ir manau, kad šioje vietoje būtent mes nebūtinai praktikuojam pakankamai. Tai čia, sakyčiau, yra galbūt spekuliuojant ar diskutuojant skirtumas čia, manau, esminis. Taikai šitą asmens dorybės apibrėžimą platesniai visuomeniai, taip, irgi kuo anksčiau pradedi tą taikyti, ugdyti, tuo būtent, tikimybė, kad išsiugdys. Taip, ne, aš labiausiai taiko tai, kad individualus įgūdis dalyvauti ir įsitraukti yra
tai bet kokia. Kad tai įgūdis iš viso. Jo, yra, taip, ne? taip, Tai žinoma. Šiaip tai pasirinkimas, o kad tai... Taip, tai yra įgūdis ir įprotis, mes dabar tą diskutuojam, o būtent tai dar sutikslinant tai, kad bet kokia dorybė, drąsa, šaunumas, galima visas klasikinės jas išvardinti, bet drąsus esi tik tais tada, kai tu tą drąsą demonstruoji kiekvieną kartą, kai jos reikia. Tai taip pat ir su dalyvavimu yra, manome mes. Tai kaip aš suprantu, tavo vizija aktyviai pilietiniai visuomeniai, jau kaip čia paskutinės stadijos būtų, kad ir būtų didesnis tas skaičius, ne 4 procentai ir kad net ir gal ir pasiektų tas. Bet tada tie žingsniai, kaip juos pasiekti, vis dar laikytum to respublikonizmo principo, gal tik tai sakytum, kad jisai turėtų žymiai anksčiau prasidėti, ne? Kad jisai net ir iš tiesų kiek įmanoma šeimoje, vietiniai veikloje, ugdytis iki ten ir tada mokykloje jau prasidėtų žiūrėjimas, o ne tik nuo 14 metų. Aš sakyčiau taip, aš iš tikrųjų po to laiko, kai skaitinėjau ar domėjausi Petito, laisvės samprata kaip per respublikonį, laisvė kaip nedominavimas, labai rekomenduoju pasižiūrėti, nes ten tikrai yra įdomiai ir liberalų mintis kritikuojama ir bendrai žvelgiama plačiau į laisvę. Aš turėjau puikią galimybę ir privilegiją netgi praeitais metais, užpraeitais su Timothy Snyderiu būti seminare 5 dienas, kur mes diskutavome apie jo knygą apie laisvę, kuri neseniai išėjo. Ir mes diskutavom ir ten yra 5 pagrindiniai skyriai. Tai iš tikrųjų aš iš ten labiausiai išsinešu atspirties tašką. Krasnagrūdoj čia buvo pasienyje Lenkijos, labai ten dažnai būdavo ir Leonido Donskio ir kitų mąstytojų. Čia su Krzysztofu Čiševskiu yra jo ten Podgraničia organizacija bendrai, tai vat ir kūrė tas paribio, tas patirtis, tokia vat yra visa intencija sukurti erdvę diskusijoms. Tai čia pristačius tai iš tikrųjų labiausiai aš iš to išsinešiau kalbėjimą būtent apie klausimų sprendimą, kurie yra arčiausiai ant žemės, ką aš turiu galvoje. Kaip ir tenais yra, nes yra ten 5 laisvės komponentės, dabar aš jų nevardinsiu, bet tenais vienas iš argumentų, kuris man pasirodė tikrai patrauklus ir apsvarstytinas, kad dėl to, kad mes taip visą dėmesį sukoncentruojame į, sakykime, aukštosios politikos klausimus, tai yra parlamento vyriausybės. Jo, būtent, koncentruojant į tai ir ypač į tas temas, kurios kelia dėl vienų ar kitų priežasčių visuomenėje susipriešinimą, va čia gerą žodį radau, ar nesutarimą stiprų, tada mes prarandame įgūdį veikti ir tartis dėl lokalių klausimų. Kaip pavyzdys buvo, mes dabar pakankamai nedarome, ir yra daroma, bet kaip buvo čia iš JAV perspektyvos mintis, kad dabar pasidarė daug sunkiau su savo kaimynais ar kuo nors kitu spręsti iššūkius dėl, pavyzdžiui, jeigu upė užteršta, arba rūpinti savo aplinką ten, kur ją matai. Ir šioj vietoj nebūtų labai svarbu, ar tu esi kairysis, socialiai progresyviausias ir norintis mokesčių didelių, ar dešinysis, palaikantis tradicinės vertybės. Čia nebėra tai esmė. Yra esmė, kad mes einam ir sutvarkome savo aplinką ir matome rezultatą. Bet po to, kai mes susipriešiname dėl tų klausimų, kurie yra svarbus ir svarbu apie juos kalbėtis, po to atsiranda nenoras net bendrauti tarpusavyje. Ir išėjai atrodo dingsta net būtent, kai reikia labiausiai. Taip. Tai iš tikrųjų sakyčiau, kad dermė šių visų idėjų ir apsvarstymų yra tai. Mano vizija būtų gal paprasta, tai be abejo neturėtų būti prievartos ar prievolės, norint įsitraukti organizacijas, bet čia yra erdvės, kurios gali užtikrinti jaunų žmonių tai bendruomeniškumą bendrai. Vieniems patiks vienos organizacijos, gal kitiems ir nepatiks, ir gerai. Bet mes, pavyzdžiui, esame Lietuvoje, jau konkrečiai kalbant, mes gyvename modeliu jaunimo nevyriausybinio organizacijų nebūtinai tinkamiausių. Kai aš sakiau realios problemos, aš ir turiu tą galvoje. Pavyzdžiui, mes dabar dirbame labai smarkiai ir daug dėl konstitucijos pataisos, dėl balsavimo nuo 16 metų savivaldybių, tarybų ir merų rinkimuose, ar ne? Tai aš dar trumpai dabar tada referuosiu tai kad po to įsiplėst galėčiau, bet tai nebūtinai yra tas klausimas, kuris yra svarbiausias ar degantis jaunam žmogui. Ir man nebaisu yra tą pasakyti, bet tai yra svarbu, bet čia kaip su bet kokiais kitais klausimais, kurie yra
aktualiausi ar keliami organizacijų, kadangi mes ateinam ir dalyvaujam, mes, tie, kurie įsitraukia, formuojam tą darbotvarkę, bet mes nepasiekėm labai dalies jaunų žmonių, kurių poreikius mes galėtume atliepti, jeigu mes tik žinotume. Tai pavyzdžiui, sporto bendruomenės, meno bendruomenės, tai irgi yra bendruomenės, bet jos kažkodėl nebūtinai yra integruotos į tą mąstymą apie jaunimo politiką. Ir vizija ir noras iš tikrųjų yra, kad mes taptume labiau atliepiančiais poreikį, kad matytųsi tą ir didesnę prasmę, nes tada tas pats čia paėmiau pavyzdį, nes jisai yra mūsų pavyzdys ir aš labai laisvai galiu apie jį kalbėti. Tas balsavimas nuo 16 metų yra svarbus, bet jisai nėra tokio paties galbūt kasdieniškumo, kaip, sakykime, kad ir ta pati klimato krizė, ar tai būtų būstai perkamumas, perkamosios galios mažėjimas, emocinės sveikatos padėtis asmeninė ir mokyklos ir erdvėse. Tai ką ir norisi pasakyti, kad mes taptume labiau orientuoti į jaunų žmonių socialinės gerovės ir bendrai realios gerovės užtikrinimą. Tai kartu su balsavimu nuo 16 metų ir šitomis idėjomis, kurios yra aktualios jaunimo organizacijoms, nes visgi Liotas atstovauja jaunimo organizacijoms ir joms šitas klausimas buvo svarbiausias, reikia nebijoti žengti toliau. Tai aš sieju tuos lygmenis, kaip kalbėjome. Taip, nes jau balsavimas konstitucijos pakaitos, tai tikrai yra jau didelio aukšto lygio procesas ir labai džiugu girdėti, kad tu nemanai, kad viską ir išspręstų, matyti. Absoliučiai ne. Tas pakeitimas irgi būtų statymas arklio prieš vežimą. Aš manau, šalia jie būtų turi būti, bet gerai, šitoje vietoje užklausim vis tiek dar. Gerai. Pagalvoti. Taip. Paskui grįžtant prie respublikonizmo, kai aš pirmą kartą išgirdau, man irgi tai skambėjo taip patraukliai, nes atrodo, kad paprastas dalykas, padarai, išsiskirstai ir ramu. Bet kaip suprantu, ne apie tą tiksliai nukalbinės, kita būtų būtent ta pati kritika iš tavo žodžių, kurie ateina, kad tai neskatina įsitraukimo, tai skatina tik tai tokį momentinį pasidarimą, o šiaip tai mes visi gyvenam savo atskiruose reikaluose. Ir kad, toksai iš esmės išeina individualistinė bendruomenė. Kai tik tai reikia spręsti, tada suseinam, o kai jeigu nereikia, tai tada ir kada žmonės supras, kada reikia, nereikia, irgi nuo jų pačių priklauso, tada nėra ugdymas tas įgūdis. Aš teisingai suprantu. Čia yra klausimas geras, sakau, aš tai savo labai drąsiai galiu sakyti, ta prasme, kur mano mintis yra šiuo metu, tai dabar tai, ką jau pristačiau maždaug, bet sutikime, kad ir dabar, jeigu tą modelį ar svarstant apie yra problema, būrė mes sprendžiam, tai lygiai taip pat gali būti taip, kad mes vieną kartą susibūrėm, sprendžiam ir daugiau nieko nedarom. Taip. Čia yra neigiama, bet jeigu mes nuosekliai su žmonėmis, kuriems yra aktualu ir įdomu, susibūrėm dėl vieno klausimo, po to gal 3 iš 8 nueina dėl kito klausimo ir veikia kažką, jeigu atsiranda tas cikliškumas ir atsikartojamumas, tada galbūt yra ugdomas įgūdis, bet sakyčiau, kad čia galbūt labiau prieiga yra tokia realistinė, tai yra matant bendrai įsitraukimo įpročius ir kaip žmonės dalyvauja, tai galbūt yra nuo ko būtų galima pradėti. Aš turiu pripažinti, kad aš dabar daugiausiai dėmesio skiriu svarstymams, kuriuos pristačiau dabar, ar iš Snyderio perspektyvos labiau negu tai Pettit minčiai apie respublikonišką dalyvavimą tą klasikinę prasme. Supratau. Dar užduosiu tada vieną klausimą, kurį ir uždaviau tuometiniam krašto apsaugos ministrui Laurynui Kasčiūnui apie būtent tą patį mažą jaunimo įsitraukimą. Ar tai yra grėsmė, ar tai galėtų būti grėsmė nacionaliniam saugumui? Kaip toksai aspektas, kad jauni žmonės, kai neturi tos patirties bendro veikimo, arba tiesiog nėra, surašyti kokiose nors organizacijose, kokios nors vietos yra tiesiog, pavieniai asmenys, pavieniai jauni žmonės, ar negali tai būti, kad yra tiesiog jau sunkiau tada ir motyvuoti, ginti savo šalį, savo valstybę, tokia plačiaja prasme, praktinė prasme tiesiog surinkti, turėti duomenis, paskirti, užduoti kokią nors aktyvaus karo metu arba šiaip mobilizacijos atveju. Aš manau, kad tai yra grėsmė, klausimas kokio dydžio. Nes aš manau, kad vis tiek žmonės stebi ir mato. Ir vadovaujantis tuo istoriniu galbūt palikimu, ir bendrai, kalbant apie vienybę, tokiomis sąlygomis bendrai yra demokratinės, pluralistinės visuomenės, labai sunku būtų tikėtis vienos nuomonės visuomet išlaikymo ar krypties, bet vienybė atsiranda
ar sutelktumas galbūt, vienybė, sakykime, nes šitas žodis čia yra tas aukščiausias jau susibūrimo ir bendrystės taškas, tai kai ateina iššūkis, mes vis tiek surėmėm pečius. Bet klausimas, kaip gerai, nes juos galime suremti. Be abejonės, manau, kad žmonės, kurie dalyvauja jaunimo organizacijose ar jaunimo politikoje, man belgai pasakoja, kad jie darė tyrimus, kad jauni žmonės, kurie dalyvauja atvirame darbe su jaunimu ar darbe su jaunimu, čia Lietuvoje būtų atitikmo per atvirus jaunimo centrus, atviras jaunimo erdvės, tai iš tiesų, kad jie gali, jie ir geriau jaučiasi patys ir daugiau generuoja tada valstybei naudos, ekonominės, kultūrinės, bet mano galva vienas iš svarbių dalykų yra, kaip mes sudarome tas prielaidas ir galimybės įtraukti ir ne tik įsitraukti, bet kaip mes užtikriname norą būti ir dalyvauti. Nes jeigu kalbant jau apie galimybę ginkluoto konflikto ar karo, čia reikia kalbėti ar svarstyti apie tai, kai jo dar nėra čionais, manau, yra geras laikas. Tai iš tikrųjų mažuma vis tiek ir istoriškai žiūrint nuo 3 iki 8% būna toks skaičius, kažkur ten dar yra variacijų, kiek žmonių ginklų gina šalį ar teritoriją konkrečią, mums reikės ir vis tiek padėti vieni kitiems su parama, logistika ar tiesiog savanoriai, kurie padėtų ar nešti kažką, ar registruoti, ar panašiai. Tai šitie įgūdžiai irgi yra be galo svarbus, kuriuos nevyriausybinės organizacijos gali užtikrinti. Tai tuo tikslu mes kaip tik dabar ir darbuojamės, norime ir plėtojame mintį plėsti alternatyvę karo tarnybą, čia būtų visai naujas modelis pasauliniu mastu. Tai mes turime apie 44% ar aplinkui 50 jaunų žmonių iš vaikinų, nes dabar vaikinai šaukiami yra, kurie, ir aš čia nežinau, ar čia tik jie kalbama, nes vis tiek gali ateiti tikrinti sveikatą ir merginos, tai mes po to juos paleidžiame. Kurie nepraeina. Kurie negali atlikti tarnybos dėl emocinės ar fizinės sveikatos trūkumo ar iššūkių. Tai, o galbūt visai vertinga būtų tada sudaryti jiems erdvę nevyriausybinė organizacija, ne tik jaunimo, sudarius planą, gauti įgūdžius, kurie padėtų jam ir kasdienybėje, padėti kažkam. Ir čia buvo svarbi Martos Nussbaum, aš remiuosi ją šioje vietoje, nes šiaip politiniam lygmenį jau buvo ir Emanuelis Makronas, ir dabartinis NSGK pirmininkas Giedrimas Jeglinskas siūlė tokią formą apie pilietinę tarnybą. Nussbaum sakė, nes kalbėdami apie polarizaciją ir panašiai, ir nenori įsitraukti, kad ypač JAV, jeigu mes matom didelę valstybę, bet tuo pat metu žiūrėkime ir Lietuvą. Nuvažiuoti nuo vieno krašto iki kito irgi užtrunka. Ir šiaip, ką aš noriu pasakyti, kad tos patirtys yra skirtingos. Jaunų lietuvių gyvenančių čionais ir tie įgūdžiai, kurie būtų įgaunami, jeigu mes sudarytume terpę ir ne tik terpę, bet ir prievolę atlikti tarnybą nevyriausybinė organizacijų, įgyjant įgūdžius praktinius, kurie padės tada tuo atveju ir gyvenime, kaip ir sakiau, nes apie nevyriausybinės organizacijas labai ilgai galima kalbėti, bet yra iššūkis tas, kad daug kas nežino, ką jos tiksliai daro. Čia viena iš priežasčių, kodėl gal žmonės ir neįsitraukia arba turi klaidingus įsivaizdavimus. Ir nepadeda kartais, anksčiau irgi būdavo ta kritika, kuri reiškiama asmenims, kurie renka paramą Ukrainai ar kitiems. Tai be abejo yra visame, net ne tik apie NVO kalbant, žmonės yra, netobulos būtybės. Tai kažkas nedorus dalykus darys. Bet toli gražu ne stipriausios, ne didžiausios organizacijos, kurios prisideda prie gėrio kūrimo. Ir tada po to ta baimė ir jaunų žmonių, ir ypač globėjų, tėvelių ar vyresnių žmonių labai jaučiasi. Tai būtent, ką ir norisi pasakyti, kad yra būdų, kaip mažinti tą, bet atsakant tiesiai šviesiai, manau, kad kai kažkas nutinka, kaip pradžioje sakiau, mes randame būdus ir priemonės įsitraukti. Bet klausimas, kiek efektyviai mes tą galime padaryti. Tai sakyčiau, kad tai yra iššūkis, grėsmė gal per didelis žodis, bet iššūkis, kuris gali sudaryti problemų, tikrai taip. Ypač žinant, kad stebint viešąją erdvę, ne tik jaunesnius, bet ir kitus žmonės, labai lengva yra, mes gyvenam informacijos, hiperaktyvios informacijos laike, kur labai sunku sugaudyti. Ir kaip žinoma, kartais išeina viena žinutė, po to jinai būna netiksli, mes prisikabinam prie jos, o paneigimas ar kažkas jau pamato tik daug mažiau. Tai tas čia yra sudėjus šitus du, manau, kad du komponentus, tai yra
ir įsitraukimo statistiką ir duomenis, ir bendrai klimatą, kuris yra, tai yra galima grėsmė. Va, taip geriausiai susumuočiau iššūkis, kuris gali būti laikytinas grėsme. Taip. Ir vis tiek tam verta įdėti pastangų. O ką atsakė Laurynas Kasčiūnas? Jis sakė, kad mažiau mano, kad jis bent jau ne taip išsireiškia, kad tai būtų labai svarbi. Tai ko ne problema? Grėsmė. Jis nesakė, kad nėra problema, bet sakė, kad tai yra grėsmė nėra. Kitokiais būdais tikisi surinkti žmonių tarnaujančių visų pirma kariuomenėje ir iš tos pilietinės visuomenės ugdymo. Su kuo irgi turiu tada abejonių, kaip ugdyti tą pilietinę visuomenę. Tai jau mūsų epizodai artėjant prie pabaigos, nes neturime neriboto laiko. Matau, kad apie Vote 16 galbūt dar vieną kartą teks pasikviesti tamstą. Jeigu bus proga labiau išsiplėsti šitomis temomis. Bet kaip suprantu, Vote 16 net ne tiek, kad čia kažką pakeistų labai politinėje scenoje, kiek labiau įpratintų žmonės būti atsakingus už savo politinius sprendimus, jaunus žmonės ypač daryti. Ir tokia yra pirminė idėja. 100%. Nes taip, tada, absoliučiai. Taip. Tai toliau tęsiant, kokie dar galėtų būti būdai, kaip juos pridėti ir ar tarkim ta pati atsakomybė tarnaujant Lietuvai ar kariniu būdu, ar tada kokiais nors būdais, kurie bus patvirtinti vėliau, ar tu matytum, kaip čia, balsuoti galima sakyti yra ir teisė, ir pareiga, ar tu matytum kažkokių kitokių pareigų, gal net taip sakyčiau, kurios galėtų padėti jaunimui įsitraukti į pilietinės visuomenės ugdymą. Apie Vote 16 tada neįsim į kitą kampą šioje vietoje šiuo atsakymu, bet tik ir pažymėsiu, turėdamas progą ir pasidžiaugdamas, būtent apie tai ir yra. Čia ir yra, tai ne tikslas savaime, tai yra priemonė, kaip užtikrinti dalyvavimą ir įsitraukimą. Niekada nebuvo, kad ateis dabar čia jaunimas ir pakeis visą politinę sąrangą. Dievaži, ne. Tai mes Orvarga organizavom simuliacinius rinkimus, rezultatai panašus, prezidento pavyzdžiui. Jie praktiškai idealiai atitiko realius rezultatus. Nausėda, Gitanas, Respublikos prezidentas laimėjo iš pirmo turo. Antra buvo Ingrida Šimonytė. Tai atitinka, nebus taip, kad kažkas katastrofiškai pasikeis ar kategoriškai pasikeis. Kas sakytų, katastrofiškai pasikeis. O jeigu apie kitus dalykus ir priemonės, tai kalbant apie privalomąją pradinę karo tarnybą, aš manau, kad yra pareiga ir atsakomybė yra monetos dvi pusės. Teisė ir pareiga. Teisė ir pareiga, taip. Teisės ir pareigos, taip. Teisė ir pareiga, nes labai dažnai bandom atskirti, kad čia dažnai sakoma, oi, tai jaunimui dabar tik teisės, o pareigos ne. Taip. Tai aš manau, kad abu reikalingi. Aš kažkada atsakinėjau vieną kartą, kad apie tą patį balsavimą nuo 16 metų, tai mes sudarykime jiems galimybę ir erdvę platesnę, pasinaudoti savo teisę, kad jie įprasmintų tada savo veiksmu ir pareigą. Ateiti ir vienokia ar kitokia forma prisidėti prie krašto tobulinimo ar prie krašto gynybos. Tai pagrinde, receptas, jo viso gal neišdėstysiu, bet principiniai dalykai būtų keli, esmingiausi. Tai yra daugiau bendradarbiavimo pilietinės visuomenės su mokyklomis, su universitetais. Tai yra, kad daugiau mes galėtume reguliariau matyti vieni kitus, ką mes veikiame ir darome, nes ką mes žinom. Atėję pravedę užsiėmimą, galbūt mes sudominsime žmogų. Bet mes susidurime dabar su iššūkiais, kad ne visada yra įleidžiami į tas mokyklas jauni žmonės ar organizacijos. Ir tuomet yra didelis iššūkis plėtoti ir pristatyti savo idėjas ir mintis. Sakyčiau, kad apie tai, ką jau įvardinau dėl pačių organizacijų veikimo ir mes apie tai diskutuojame ir diskutuosime toliau, tai kaip parodyti, ir ne tik parodyti vien dėl demonstravimo ar pasirodymo aktualumą, bet iš tikrųjų būti arčiau jauno žmogaus, išmanyti poreikius, iššūkius ir tada juos koncentruoti ir savo veiksmu į jų sprendimą, tų problemų, tų iššūkių, tų kasdienių sunkių iššūkių, su kuriais jauni žmonės susiduria. Ir kitos priemonės tai turbūt būtų šios iš tikrųjų, tiesiog kurti. Ir čia jis nėra labai paprastas, nors jis skamba gražiai. Tai, galima jo gražiai pakalbėti. Taip, gražiai tai ir užbaigiant mintį, kad jauni žmonės jaustųsi pilnaverčiais dalininkais savo bendruomenių.
Bet čia yra labai ilgas kelias, nes mes dar net nepalėtėme iššūkio dėl solidarumo tarp kartų ar stokos, negebėjimo susikalbėti tarp skirtingų kartų. Nes ir čia politinės pažiūros skiriasi, pasaulėžiūros, lūkesčiai ir įsivaizdavimas apie tai, ką žmogus turėtų daryti savo gyvenime, labai skiriasi. Pavyzdžiui, senelių ir anūkų. Čia yra dvi skirtingos visatos. Ir būtent, kaip jau įvardinau prieš tai, padėjęs buvau tokią mintį dėl socialinių medijų, tai tik tais dar gilina tas skirtis. Ir sakyčiau, kad kūrimas tokių nuoširdžių erdvių, kaip jau ir kalbėjom čionais, dialogui ir iš tikrųjų orientavimui ir įtraukimui ir įgūdžio ir įpročio formavimui, tai yra esmingiausia. Visa kita tai savaime. Bet tas požiūrio perlaužimas ir organizacijų gebėjimas išaiškinti ar nurodyti, ką jos veikia, yra labai svarbus. Puiku. Manau, kad bus tikrai peno pamastyti ir auditorijai mūsų. Ir nepristačiau pradžioje, kad yra ir Hugas už kameros. Čia balsas už kadro. Ja, labai dėkoju už diskusiją jums abiems, šiaip tikrai klausiau ausis įtempęs. Vienu momentu dar norėjau įsiterpti, bet ten labai greitai jūs perbėgot, nes buvo įdomus tas tiesiog tokia mintis, kaip čia statistinė, bet ir labai simplistinė kilo, kad kai pasako Umberto, kad reikia įgūdį lavinti nuo anksti, kad kuo anksčiau pradėsi, tuo greičiau jis, ta prasme, išsilavins. Ir visa idėja būtų, kad bent jau dabar irgi dar atsidariau tuos rodiklius Seimo rinkimų balsavimo, tai taip, tai 18-24 yra mažiausias ir po to kyla progresyviai į viršų, aišku, ten iki jau pensinio amžiaus, ten jau šiek tiek jau sumažė. Bet ar nebūtų taip, sakau, grinai statistiškai kalbant, kad kuo anksčiau pradėsi mokyti, kaip čia tą šviesti apie rinkimų tą aktyvumo prasme, tai padidės, taip sakant, ne to balsavimas, bet einant laikui, tai vis didės tas įgūdis ir vyresniems žmonėms, tai vis kils, ta prasme, ir vyresniųjų žmonių tas tipo įsitraukimas. Tai idėjiškai, kad santykinis balsavimas nepakis, žinai. Bet vėl, čia iš karto atrandi atsakymą, kad dar geriau, ne? Nes tada pakils bendras aktyvumas rinkėjų. Nežinau, ar čia net vertas. Taip, ne, tai be abejo, tai tikslas, aš džiaugiuosi už šitą įžvalgą, nes aš dar turiu progą tada apie V16 ir balsavimą kalbėti. Tai iš tikrųjų taip, tai tame ir yra esmė. Mes niekada nenorėjom, čia buvo viešoje erdvėje kažkada mąstymo ir šiaip dabar aš važinėjau po savivaldybės ar nuotoliu jungiuosi dabar ir savivaldybių jaunimo reikalų tarybų, šito neaptariam instituto, bet čia irgi svarbu, kiekvienoje savivaldybėje yra pagal įstatymą, tai pristatau tą idėją ir būna nuogąstavimų, kad tai čia dabar visi balsuos už socialiai progresyves jėgas. Ir aš suprantu tą nuogąstavimą, bet ir kažkas sakau, žiniasklaidai buvo, kad čia bus naudinga kažkam. Ir iš karto mes ieškome, ir čia kalbant apie įsitraukimą, ar jo sudėtingą padėtį mūsų šalyje, mes visada kartais žiūrim ir tie tyrimai labai rekomenduoju paskaityti. Ir indikuoja, ir indikuoja ta prasme, kad žmonės, kitus asmenys, kurie įsitraukia į organizacijas, laiko įtartinais, laiko keistais. Keistais yra žodis. Ir va šitas žodis dar taip pat, čia atskiri buvo du kriterijai. Tai idėja yra taip, kad tiesiog mūsų visuomenė būtų labiau politiškai ir čia nereikia suplakti su kažkokia viena politinė idėja ar partija. Mes kažkodėl bijom, dėl partijų baimės aš negaliu nieko padaryti. Bet dėl politikos, mes pačios politikos, kaip savo bendruomenės reikalų tvarkymo ir sprendimo, mes bijome. Ir noras yra tą baimę po truputį būtent nuo jauno amžiaus mažinti. Nes yra ir pavyzdžių, kur pradiniai mokykloje ar darželiuose, kurie balsuoja, ar ten už morką, ar obuolį, ar kažką panašaus. Tai tokie dalykai palaipsniui ir padeda stiprėti visuomeniai visais lygmenimis, nes tie patys 16-mečiai netrukus jau bus ir 25 metų, ar 30, tai visiškai teisingai. Ir džiugu, kad tas matosi šitame klausime. Jo, statistinę analizę galėsim tada dar kitam kartui palikti. Ir dabar dėkoju tada už pokalbį, nes jau kitos nevyriausybinės organizacijos laukia šitos. Tai dar sakom, kad įsitraukimas. Taip. Tai ir dėkojame tada visiems, kurie klausėte ir laukite kitų tada mūsų susitikimų. Ačiū, Umberto. Ačiū.